Iki pavasario neplanavau daryti žvejybinio video, bet draugai pasirūpino, kad artėjantį sezoną turėčiau naują žvejybos kompanioną. 25 metais, kai dar nuomavaus kajaką, su Dovydu turėjom vieną ekspediciją. Ne viskas ėjo pagal planą, tai kažkaip tą projektą numečiau, bet dabar artėjant sezonui su nauju kompanionu peržiūrėjau medžiagą, kad pažiūrėt ką patobulint ir pamačiau, kad vis tik gautųsi fainas epizodas. Bet galvoju, galbūt reiktų atskiro kanalo žvejybai, ar įdomu pažiūrėti ir kitas veiklas. Palikit komentarą, o dabar kviečiu pažiūrėti keletą neplanuotų žvejybų ir rekordų iš 2025. Pagaliau kažką turiu rimtesnį lydeką turbūt. Ne, šerys koksai geras. Ui, kutinamas. Koksai šeriumbas. Ne rekordas toks pat. Trimceminis ešerys. Nu, šitas gražuolis. O, gal kažką rimto turiu. Jeigu net stabdyt, bet irgi ešerys panašu, bet rimtas turėtų būti. Ne, šapaliokas. Oh, jei. Oh, jei. Yeah, buddy. Kur ištraukau tą šapalą, pagalvojau, blema, galėjau ir pasimatuot aš jį, nes šapalo tokio didelio tikrai nebuvau pagavęs, ten buvo mano bent jau kol kas rekordas, tai turiu kažką neblogo. O lydeką biškį geresnį jau. Duoda pasipriešinimų. Wow, tik ne į krūmus. Wow. Pabėgo. Su ranka. Nespėjau. Šiaip nebloga, davė pasispardyt. Tai smagiai. Žodžiu, neturiu kaip pamatuot, kas labiausiai užknisa, neturiu to viso pagavimo, bet labai smagi kovytė buvo. Dar kartelį pasižiūriu, bandau paleisti jau, nes kad nesikankintų. Vis tiek neimsiu, bet neblogas salačiokas kiek čia. Nuo meškerės iki maždaug šito. Ok, viskas, paleidžiam žvejyti, net neturiu kaip pastatyti, parodyti. Nubėgau pas bobutę, kad nuotrauką padaryti, nes neturiu kaip tokia didelė, su viena ranka nepakelsiu. Nu, liuks. Va, be jokios kameros, be nieko. Kaip tyčia. Tai dar trumpas išėjimas, nors jau ganėtinai šalta. Sako jau, kad mažai kas kimba, bet, negaliu. Noras yra noras, reikia pabandyti. Tai šiandien vėl prie savo mylimošio šupės. Turiu. Nice. O. Smagiai visai duoda. Ką čia turim? Lydekaitę. Bet kaip duodas. Padelę pamečiau. Ačiū padelę išgelbę. Lydekaitė. Nu ką, nieko kažko labai įspūdingo, bet visai smagu. Blemba, reikia išmokti tvarkyti su tom lydekom. Su tuo nepagavau. Teko imt rankom, pirštinės, blemba. Lydekom atrodo tvarkytis nemoku. Nu bet nieko, viskas išmokstam. Visą kamerą, žodžiu.
prisiterliojau kaip reikalas. Šerioks. Nu, fainai, bet jau tai visiškai mačiau čia kaip kibo. Už šį sezoną norėčiau padėkoti žvejybos reikmenim. Eidavau prieš kiekvieną savo žvejybą pasikonsultuoti, pasakydavau savo idėją, patardavo. Dėja, koduko nebeturiu, bet tikrai ta vieta, į kurią galit nueiti, jeigu norit pasikonsultuoti, gauti patarimą ir būti sutikti draugiškai. Ačiū jiems. Dar viena lydekaitė. Saltus daro. Nu. Dar viena lydekaitė. Nedidukė, iš viso palyginus maža, bet still fainai. Opa. Po vienu iš karto kitas. Ir ešerys neblogas šitas, geresnis. Nu, smagu šitas jau biški rimtesnis. Nu ką, kad ir dydžiai neįspūdingi, bet 2 lydekaitas, 2 ešeriukai, o čia prigazdino nieks nekimba, tai džiaugiuosi bent kažką ištraukęs ir nesausai pabaigęs sezoną. Planavau daugiau, gavos kaip gavos, vasara pilna visokių kitokių reikaliukų, bet kitais metais grįšim ir bandysim vėl užkariauti naujus žuvų rekordus, pagauti naujus pokemonus, naujas žuvis. Tai šiam kartui tiek ir iki pasimatymo kitame sezone. Nei žvyno, nei uodegos. Pradėsim 3 dienų ekspediciją kajakais. Darimas vyko. Ai ne! Brolytė